Sveiki, glukoidai. Su šventė valstybinė. Nu ką, man atrodo, kad kažkada buvo tokie laikai, kai Igoris sakydavo, jeigu Deep Purple atvažiuotų į Maskvą ar į Rygą, tai jis pėsčias nueit. Nu dabar atėjo tokie laikai, kada jie patys pas mus važiuoja. Žinau, kad kai kas ir nemėgsta nepriklausomybės, tačiau nereikėtų painioti dviejų dalykų. Tai yra abonentinė šunponių valdžia ir yra valstybės šventė. Tai yra du skirtingi dalykai. How? Free rock, free love, free pop. Aisčių galerija jau puikuojasi glukoidų portalė anot Šekspyro. Čia jau ten daug ko to trūksta. Reikėtų kažkokiu būdu surasti Vacių, buvusį Aisčių būgnininką, kuris, kaip žinia, visada vasario 16 proga Geležiniam Vilke dalyvauja orkestre. Ir mes tikėsimės, kad šiandien jį kaip nors surasim ir prikalbinsim dar nuotraukų pateikti. Čia turėtų būti mūsų Aisčių būgnininkas Vaclovas Kazlauskas, kuris turi liguistą pomėgį mušti būgnus. Ta daro jau visą savo gyvenimą. Pirmiausia žodį. Darius. Stichija garso pasaulio paslaptys, perspektyvus vyrukas. Galės ko gero įkurti kažkokį Parlafon padalinį Lietuvoje. O kaip svajonė. Alytaus parke turime šios svajonės simbolį, laisvės angelą, kuris mena ne tik mūsų miesto žmonių taikų darbą, bet ir karo, tai pokario, kovų aukas, sunkų. Čia mūsų irgi Aisčių buvęs eks-muzikantas. Malonu, Liudai. Gerai, Vasy, tu paskui pasakysi. Tu viskį apie save. Kaip tu tas vilkas? Ką vilkas? Kai šunio kauk nepaėdė, tada vilko patarė. Aišku. Ką, tarp jaunų randėsi, jaunėjai, tai toliau susitiksim. Gerai. Būtinai. Jau tu dabar išeini? Tai gerai, tada. Tai va, kaloringas patiekalas ir mėsos pėdsakų yra. Tu suvalgė akmenį? Ne. Kaip kareiviška arbata? Man irgi jo labai nėrgi.